Būkite visi pasveikinti. Štai mes kasinėjame tokioje vietoje. Šiltas rytas, karštoka. Čia mano parkas, visas parkas iškasinėtas žiauriai, o šitą vietą aplinkui nelabai. Mažai šiandien buvęs. Na, apaugė viskas, aišku, kai kuriuose vietose, bet yra tokie plateliai, kur galima pavaikščioti. Šiukšlynas didelis. Na, bet ką daryti? Pakol kas reikia tokiose vietose man kasinėti, nes nieko gero aplinkui nevyksta. Visi laukai auga, pasėlėse, nėra kasimų. Nu, tai gerai, kad nors tokių vietų turiu. Čia šiukšlynas didžiausias, bet vis tiek kartais papuola kas nors. Va, kaip pavyzdžiui, dabar galvojau pasidabravimas gal, bet ne, pasirodo sidabras. O toksai vat dangtelis nuo kišeninio laikrodžio. Triniau, bet yra kažkokios žymos. O toksai vat daikčiukas, sidabriukas. Šiukšlynas didelis, nieko nesitikėjau čia nais rasti, bet niekad negali žinoti. Šiukšlės pakasinėsiu, ir matysiu. Gal ką nors ir ištrauk dar daug galima bus. Šitas nustebino tarp šiukšlių gulėdamas. Kol kas monetų nėra, porą šiukšlių iškasiau. Žiūrėsim, kaip čia bus. Parodysiu žymas arčiau. Šitą kamerą turbūt nepritraukia. Okei. Kągi. Parodysiu, kaip čia viskas iš arčiau. Iš arčiau jisai taip atrodo. Šitaip reikia žiūrėti. Žymos yra ADC ar ABC. ADC. Čia nais numeris. Ir kažkas tai Ford. Kas tai Volkswagen, Ford. Kažkas tai kažką braižė. O iš šitos pusės va tai vis atrodo. Esu dangtelių radęs, bet ne per daugiausiai. Tai visai ir nudžiugina. Tokie vis gabalėlis sidabro į namus. Kažką tai. Na, tikiuosi ir monetą čia nais paklius. Kągi reikia eiti. Na kągi. Ir kągi mes čia turime. Ar tik tai ne grandinėlė? Jo, grandinė. Panašu į sidabrinę. Svorio turinti. Vau. Jo, sidabras. Tokia, sakyčiau, nemažulė. Geras. Nesitikėjau. Kasinėjau tokioj savo šiukšlynė tokiam. Čia tiek šiukšlių aplinkui. Bet žinot, kai kuriems šitas hobis yra tiesiog hobis, o man tai tapo kažkokia tai didelė gyvenimo dalis, be kurios tiesiog negaliu gyventi. Ir tokiose vietose, galvoju, ateisiu, tiesiog palavinsiu savo ištvermę ir kantrybę. Nes kantrybės čia labai reikia daug tokiose vietose, nes vien aplinkui šiukšlės. Net man nepasiduodi. Vasara sunku. Nieko kita nelieka, tik tai va tokios vietos mano jau buvo užmirštos. Bet pasirodo, kartais verta ir grįžti tokios, nes niekad nežinai. Antras sidabras šiandieną. Kažkas čia pamiro. Gal kažkoks lobių ieškotojas. Taip, kažkam nepasisekė. Dantukai. Jau šitie dantukai nieko skanaus nebepakramtys. Paliekame
Kaip įspėjimas kitiems detektoristams lobį ieškoti, tai va jums kas bus. Mes einam. Štai išdabytės va šitos va. Iššoka pirmą šiandieną povus. Bet nesuprantu, arba čia visai antrinta moneta. Pagal dydį sakyčiau puspensis. Arba saga. Arba dar kažkas tai neaiškaus. Nežinau, trinu ir niekas turi mane nusitrina. Ant tiek priskreto. Nu, gal ir monetų čia papuls. Nes aplinkui tai čia buvo daug monetų. Ir sidabro buvo, visko buvo. Bet šito va būtent vietoj, čia nais va, šitose visose. Čia kur šiukšlynas, aš nedaug buvęs. Praeidavau kartais vieną kitą monetą, jeigu užkabini. Viskas pagrindė pirmas, antras pasaulinis karas. To laikotarpio ir paskui čia turbūt niekas net neėjo, net nesivargino eiti. Buvo toks takelis, ėjo, tai per takelį dar keletą tokių šiuolaikinių sąlyginai, ten 70-ieji, 60-ieji metai tų monetų būdavo parinkdavo, bet pagrindė tai čia matosi apleista, niekas čia net nevaikšta. Net šunėtininkai čia nelabai vaikšta. Kažkodėl visi eina aplinkui ten. Nu, o ką pas mus karšta šiandien? Žiauriai karšta. Kada aš pradėjau prieš 9 biškį, buvo 22 ar 23 ir šiandien žada gali būti virš 30. Jo, pakasi keletą duobių ir apsipeli visas prakaito. Na, žodžiu, tokie pas mane reikalai. Šiandien niekur neskubu, laiko Marios. Norėjau prie jūros važiuoti, bet kaip prie jūros, prie vandens. Bet galvoju, pasikapstysiu aš čia nais, pavėsis nors nuo medžių, nes labai šiandien karštą žada. Ir žodžiu, visas pas mus ilgas savaitgalis, 3 dienas savaitgalis, pirmadienis nedarbo diena, bet žada žiaurius karščius per visas dienas. Tai vat, ar tik tai nereiks man čia šituose miškeliuose, parkeliuose ir trintis. Nu, toksai daikčiukas pakliuvo. Čia nuo baldų. Kažkaip spėju. Kažkoks tai pagražinimas nuo komodos gal kokios. Jo, matosi viskas, net ir šiukšlės yra senos tokios. Ir niekad nežinai, gal koksai savereniukas guli. Kokia auksinė moneta čia nais. Ar dar kas nors. Žmonės būna per klaidą išmeta. Aha, matau monetą. Matau monetą, dabar tai tiksliai moneta. Jeigu ten buvo dar neaišku, kas čia yra. Matau Elžbietos antrosios galvą, bet sena moneta, stora. Arba 10 senų pensų, arba 2 šilingai. Kaip tu esi? Man saulutės. Ja, čia bus 2 šilingai. Pavargė 2 šilingiukai. Gaila nesidabriniai. Elžbieta antroji, sidabrinių ir neleido į apyvartą. Nu, gerai. Monetėlė nors viena šiandien yra iš šito šiukšlyno. Jo, šiukšlių daug. Šrapnėlio labai daug, tai vat geras signalas, aukštas. Kasi. Bum, šrapnėlis antro pasaulinio karo laikų. Ja, ką darysi. Nu, tokie personažai užknisa. Kasi šitą sausą žemę. Atrodo nedaug. Net pinpointerio nėra. Bet pabandyk iškasti sunku. Energija eikvoji veltui. O dėl tokių dalykų antro pasaulinio karo laikų. Sviedinio sijonėlis prieš lėktuvinę. Čia pleškino gerai per karą. Iš tokių, nes vokiečiai bombardavo su dideliu entuziazmu. Jau galvojau, niekad monetos neišlis. Bet va pasirodė, dar kaip aš jį uždaviau smarkiai su kastuvu. Žemė tokia kieta. Neaišku, nei kur aš taikau, nei kur pataikau. Jo. Puspensis. Matosi senas. Su Britanija.
Nu, Jurgis 5 arba Edvardas 7 arba gali būti Viktorija. Tokia pat dizaino aikščia. Net nesimato kieno. Nu ir bala nematė. Nu, o praleistas mūsų signalas. Pensas, senas. Neaišku kas, Viktorija, ar Jurgis 5, ar 6, o gal net Elžbieta 2. Visi jie leido tokį patį dizainą monetų. Nu, reiškia, dar gali čia susilikti įdomesnių dalykų, jeigu jau pensai valiojasi tokia didelė. Reiškia, mes dar čia ne viską išdaužėm. Nu, koksai radinys. Su signalais lednoka, kai tik šiukšlė arba šitas šrapnelis. O tokie va lenda visokie daikčiukai. Nu, čia jau senas. Jau 1-2 pasaulinio karo laikų toks šaukštėlis. Bet monetų nerasta visiškai. Buvo jisai pasidabrotas. Ten dar va matosi kažkokie užrašai. Nu buvo. Toksai gilus. Daug tildavo. Arba kitą maišyti irgi būdavo gerai turbūt. Biškai su lopeta pertrenkiau. Pasimatė varius. Žodžiu, nesidabrinis. Toksai šaukštėlis. Lėktuviukai skraido. O, karšta žiauriai. Nu, per vargus dar vieną monetą papuolė. O kaip mes šitą parką išdaužėm. Kažkoks variokas. Bet per žiauris vargus. Prakaitais srūva. Kažkokio varioko liekanas. Visas aptrupėjęs. Nieko beveik nebeliko. Neaišku. Visiškai užmušta. Na ir tiek to. Žodžiu, toksai vat. Ai va, matau. O, čia ankstyvas. Atrodo, nebus Viljamas III. 1690 bla bla bla. Pagrindė eina, man atrodo, jie. Nu, žodžiu, tokia moneta. Karšta. Saulė plieska, kaip turi būti. O man va tokias velnavos papuola. Ir nieko geresnė. Toks negražus signalas buvo. Žiūri monetą. Ir man atrodo, taip, kas čia per monetą? Jurgis 6. Jurgis 6, pensas. Ai ne. 2 šilingai. Kitaip Florinas. Florinas. O toksai va Florinas. Visas purvinas, bet buvo dar signalas. O, kur aš jį numečiau. Čia va pasidėsim. Kad matytume, kur šitas pinpointeris. Atiduok monetas man. Kažkur tai čionais turi būti dar. O. Pensas. Jurgis 5. Jurgis 5 su 6. Voliojasi dviese. Gal dar yra? Liktainės. Nu, 2 monetos kartu. Jurgis 6. Jurgis 5. 2 Jurgiai. Ką čia Jurgiai veikėt kartu? Gulinėja jie kartu, a? Tai Jurgiai. Gana aukštas signalas. Toks 50-50 vadinama. Nežinau. O, kažkas buvo lauks. Ir ką su kamera įjungta, wow.
Jo, moneta. Moneta tiesiog dar vienas variokas. Na, čia trink netrynės. Taip, aišku, arba Jurgis 5 arba 6. Man atrodo 5. Nu ir gerai. Va jau. Dar viena moneta. Nu tai visą laiką būna. Kai kamera išjungta, pradeda lyst radiniai. Įjungi kamerą, niekada nieko nebūna. Tai va, nu ką. Dar duobėje. Matau sidabrioką. Sidabriokas išlindo. Viktorija. Viktorija 6 pensai. O, šitam parke dar niekad nesuradęs. Aptrinta visa. O, bet blizga gražiai. Neaišku, nei kokie metai. Bet Viktorija. Čia jums, kad norit. Tokia va Viktorytė. Ir kažkaip nuzulinta atrodo. Nežinau. Kažkaip keista. Gal ant saulės taip žybas, taip įdomiai. Nu, žodžiu, va. Tokia va. Vargšė. Datos, aišku, nesimatys, nes 6 pensai. Ir po tą 6 pensų čia, va, čia apačioj turi būti data, bet nežinau. Nenusitrina man ta šiukšlė dabar. Kaip tyčia prilipo zaraza. Na, žodžiu, ten 1800 bla 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 bus. Jinai, man atrodo, mylė 1901. Kažkas tokia. Na gerai. Žodžiu, dar vienas sidabras. 3 sidabrai šiandieną. Tas dangtelis, grandinėlė ir šitas. Labai gerai. Nu, beeinant link mašinos dar išlindo moneta. Taip aukštai skambėjo. Toks įtarimas, kad gali būti kažkas tai šiuolaikiško. O ne. Panašu į Jurgio 3 fartingą. 4 penso. O, tai tau. Jo, man atrodo, čia Jurgio 3 bus. Parodysiu, kaip atrodo, nes šita vis tiek jau užmušta. Galėjo būti sidabrinė, aišku. Nebūčiau prieš. Nu, yra kas yra. Tokia monetėlė. Nors saulutė dar aukštai danguje. Ir plėskia kaip turi būti. Sakau, reikia pabaigti šiandieną. Detektorius įsijungia. O tai reiškia, kad jisai buvo jungtas 5 valandas. Taip. Ir daugiau aš jau sakiau nebejungsiu. Viskas išsijungiai. Pranešdamas man tokias žinias, kad 5 valandas dirbai. Ir šiandieną, aš manau, užteks. Padirbai gerai. Kągi mes šiandien radom. Radom aš tiek pasidabro. Grandinėlę sidabrinę. Tokia vat grandinėlė. Na, laikrodžio dangtelis. Taip pat sidabras. Reiks valyti. Nu, bet viskas aišku, kad sidabras. Mano abejonių niekam nekyla. Sidabrinė moneta. Visa tokia aplaižyta. Nutrinta. Bet vis dėlto karalienė Viktorija. Taip. Nu ir va. Visokių variokų neaiškių. Atrodo vienas šitas bus seniausias. Viljamas, man atrodo. Viljamas III. 17 amžiaus pabaiga, sakyčiau. Jo, ir iš senesnių. Iš tikrųjų, va, Viktorijos. Gana retai čia papuolančias monetos. Viktorijos puspensis dar buvo. Į šitą šiukšlyną čia nais 182. 2? Negali būti 2. 187 kažkiek. 0 ar 6 ar 9. Kažkas tokio. Nu, čia va Jurgis III. Mano paskutinė moneta šiandien ištraukta. Fartingas arba 4 penso. Tokia va moneta. Va.
Tai va, tokie pas mane šiandien reikalai. Visiems dėkingas, kad buvot su manim, kad žiūrėjote. Ir susitiksim kitą kartą. Visiems sakau, ate.